Esu Valdemara. Man suteikta garbė parinkti astrologinę informaciją apie 6 šių metų savaitę ir ją pateikti internetinėme puslapyje indigovara.lt. Savaitė stipri. Pagrindinis savaitės principas – sausa ir šalta. Stipri yra savo kontrolė. Neleidžiama nei blogai galvoti, nei blogai kalbėti, nei blogų darbų daryti. Savaitės dienos bus nedėkingos tiems, kas pasiduoda niūrumui, nekantrumui, nerimui, pavydui, abejingumui, o lepinami per visą savaitę bus praktiški, ekonomiški, išmintingi, stiprią valią turintys. Ir dar tie, kurie deda daug pastangų savo kūrybiniams gabumams puoselėti. Aplinkoje gali tvyroti kažkokia kvaila trauka humorui, lyg norėtųsi slėptis nuo tiesaus bendravimo. Pasistengkite per visą šią savaitę nieko neteršti, nei gamtos, nei erdvės. Patariama laikytis tarpusavio bendravimo taisyklių. Puiki savaitė pažadams duoti ir pažadus užtvirtinti žiedais ir parašais. Būkite per visą savaitę svetingi. Ir tik jau nieko niekam nemeluokite. Tinkama savaitė mesti rūkyti, tinka keliauti, keistis pinigais, užmegzti naujus ryšius ar pradėti sportuoti atvirame ore. Netinkama savaitė plaukams kirpti. Rekomenduojama išgyventi be kosmetikos, nes gali sugadinti visą reikalą. Tiesiog per visą savaitę galimi visi šalutiniai poveikiai. Jei kam nors įdomu, galima peržvelgti, kuo įdomi savaitė kiekvienam zodiako ženklui. Avino ženklo žmonės turėtų pradėti pasirūpinti savo aplinką, tai yra namais, kuriuose gyvena. Gali pakeisti kažkokią interjero detalę, spalvą, įnešti atsinaujinimą. Ir tinka bent vieną vakarą šventišką padaryti, tinka būti puošnesniam negu bet kada, tinkama savaitė papuošalams įsigyti. Jaučio ženklo žmonėms taip pat tinkamas laikas remontams pradėti, kuo ilgiau užsibūti parduotuvėse, kuriuose yra prekės namų atnaujinimui, stiliaus parduotuvėse, interjero pasiūlymai, kur yra paduodami. Dvyniai šiaip jau labai tikėtina daug apie pinigus. Ir galvos, ir juos vysis, ir stengsis kiek galima ilgiau dirbti tam, kad rastųsi papildomų pinigų. Įdomiausia tai, kad jiems seksis susigrąžinti skolas. Ir su pastangom, ir be pastangų, čia savaime toksai dalykas. Ir dar dvyniai turėtų labai vertinti naujas pažintis. Naujas į jų gyvenimą atėjusias pažintis. Naujai besirandantys žmonės neš puikius pasiūlymus ir naują informaciją. Vėžiam toks jau laikas, ką darys tas gerai. Stengtis dėl savo gerovės, dėl savo kasdieninio poilsio, dėl savaitgalinio poilsio, dėl kasdieninio sotumo. Ir šiaip ypatingai savaitgalį vėžiai turi turėti tokį puošnų sotumą, jei galima sakyti. Išsimiegoję, gražiai apsirengę, kvapnūs būdami, turi būti pakviesti arba sulaukti kvietimo į gražią aplinką, kur gražiai pateikiamas skanus, sotus ir gražus maistas. Liūtai puošiasi, nori kitus puošti,
Jiems tik atvirumą atidaryti reikia savo. Jie kažkokie tai prisivėrė, pridusė, izoliavę patys save nuo laisvės ir kitų laisvės norėtų riboti. Niekas čia nesiseks tų laisvių riboti, bet turėtų įžvelgti, kas ko nori ir padėti. Nesivaikyti geresnių uždarbių, nesivaikyti kažko papildomo, o branginti tai, ką turi. Nes tai, kas vyksta dabar, ir tai yra jau su labai didžiuliu pliuso ženklu. Mergelės naujų galimybių gali sulaukti. Tiesiog galimybių, kurių jos nesitikė. Ir dar mergelėms tinkamas laikas kuo daugiau bendrauti su namiškiais, su namų aplinka. Bet įdomiausia tai, kad bendrauti ryšio priemonėmis. Visomis šiuolaikinėmis technologijomis. Būnant kelionėje, būnant kažkokioje tolimesnėje erdvėje nuo namų, bet palaikyti ryšį su namais. Svarstyklės nuo savaitės pabaigos gali atverti tą savąjį norą rodyti aš. Ką aš moku, ką aš galiu, tai jūs čia man ačiū nepasakėt, aš per mažai įvertinta. Toks noras būti įvertintam ir pagaliau laikas svarstyklėm imti ir įvardinti savas vertybės, savus norus, savas siekiamybės. Skorpionai laukia kažkokių paslapčių išaiškėjimo. Jie jaučia, kad kažkas po jų kilimais knibžda, kad kažkas aplinkui vyksta, bet atsakymų nėra kol kas. Atsakymai bus. Greitai. Tik tiek, kad ne taip tiesiai, kaip jie norėtų. Šiaip skorpionai turi imti gyvenimo malonumus ir gerus uždarbius į savo rankas. Tai daug. Šiaip skorpionai ir šiaip jau nesiskundžia potencija gyvenimiškąją, seksualinę, o čia dar tas laikas, kai jau viskas, sakykime, vėlgi atsiveria naujai ir gerus darbus darantis skorpionai gali atverti tokias didelės naujas galimybės patys savo ir naujai patys save atrasti. Šauliai kaip visada nekantrus, bet jau pasirengę naujiems iššūkiams, naujoms galimybėms, naujiems draugams. Labai naujų draugiščių nori, naujų užuomazgų. Rasis. Tai savaitė, kurioje iš tikrųjų gali rastis naujos pažintys. Ypatingai ieškantis antrosios pusės šauliai, jie gali rasti kas skelbimą, kas skambutį, kas pasiūlymą. Ir šiaip tinkamu laiku, tinkamoje vietoje atsirasti. Liūdniausia yra tai, kad jie skuba. Kartais šauliai praskuba per savo tą nekantrumą, jie praskuba pro savo galimybės. Ožiaragiai ramus, sugeba išlaukti, tinkamas laikas jiems kabintis, įsikabinti ir į naujoves, ir į galimybės. Toks lipimas į naują metų kalną. Yra ta galimybė, tik reikia įvardinti. Ožiaragiams sudėtinga įvardinti žodžiais, ko jie nori. O ši savaitė kaip tik dar tinkama įvardinti, ką norėtų valgyti, kaip norėtų rengtis, kokio stiliaus, ką norėtų pakeisti. Tas įvardėjimas, jisai materializuosis. Didelė tikimybė, kad materializuosis. Vandenė. Vandenėms sudėtinga. Tiem, kuriems dar prieš gimtadienį, jiems sudėtinga, kurių gimtadienis reik mokėti pasitikti gimtadienį, pajungti gimtadienio magiją, gimtadienio galimybės, gimtadienio tylą ir per tą tylą pajungti visą galybę galimybių, kurias neša ateinantis metai iki ateinančio gimtadienio. Tai
paprasta. Truputėlį noro žinoti daugiau negu žino visi. Astrologiškai tai yra visiškai paprasta. Bet vienas syką sužinojus, galima ilgam susitvarkyti kai kuriuos dalykus. Na ir žuvelės. O ką žuvelės? Žuvelėse Neptūnas, jis ten valdo, žuvelės pačios kuičiasi, jaukiasi, bet vat, šią savaitę, 6 šių metų savaitę, žuvelės pradės atsirinkti tą srovę, kuria nori plaukti. Šiaip tai ilgą laiką jos čia pačios balamutijosi ir kitus stengiasi iš kelio išvesti ir įdiegti netikras tiesas. Jiems nėra lengva, kadangi paskutinės savaitės iki gimtadienio jos visada yra apsunkintos, bet pačios žingeidžiausios ir norinčios sužinoti savas perspektyvas žuvelės, jos visuomet randa kelius į informaciją. Taigi tiek. Šiam kartui, šiai savaitai, šiai dienai, šiam momentui. Sėkmės!